Gerbiama Irena, pradedame antikorupcijos komisijos posėdį. Šiandien mūsų posėdyje, kaip ir praėjusiame, dar vis bandome baigti svarstyti Kauno rajono savivaldybės 2024-2025 metų korupcijos prevencijos programos ir programos įgyvendinimo priemonių planus. Planą ir programą. Tai šiek tiek atsižvelgta į mūsų pasiūlymus, gerbiama Irena padarė pataisymus, gal aš iškart pasakysiu savo nuomonę, vis tiek man trūksta tų kriterijų. Tai gal truputį prašau Ireną pristatyti, ką čia mes truputį keitėm ir lauksiu jūsų nuomonių. Prašau. Atsižvelgdama į antikorupcijos komisijos pastabas praeito posėdžio metu vykusio, programos įgyvendinimų priemonių plane buvo pakeistos skiltys laukiamas rezultatas ir laukiamo rezultato vertinimo kriterijai. Kad tie kriterijai ir tas laukiamas rezultatas būtų labiau apčiuopiamas ar neapskaičiuojamas, kažkaip tikslesnis, konkretesnis, nebuvo pakeistos tik tai antro uždavinio pirmos priemonės laukiamo rezultato vertinimai kriterijai ir laukiamas rezultatas. Ir ketvirto uždavinio antros priemonės laukiamas rezultatas ir laukiamo rezultato vertinimo kriterijai. Visi kiti rezultatai ir kriterijai buvo pakeisti į labiau apskaičiuojamus, gal taip va. Tai norėčiau išgirsti, gal jūs turėtumėt kažkokias tai pastabas tikslesnės ir konkretesnės dėl tų kriterijų vertinimo, pasiūlymų, kaip juos koreguoti, tikslinti, kadangi priemonių planą įgyvendinti reikės man, tai aš jau tuos kriterijus vertinimo ir tuos laukiamus rezultatus nusistačiau maksimaliai planuojamus įgyvendinti, kadangi labiau kažkokių apčiuopiamesnių ar kažkokių didesnės apimties jų neįsivaizduoju įgyvendinimo per 2 metus. Aiškiau, tiksliau, tai praktiškai per 24 metus. Gerai, dėkui. Ar turit kas pastabų? Gintarė, prašau. Taip, gerai jūs pasakėt, kad jūs viena čia įgyvendinsite, bet man vis tiek kai kuriuose pritrūko, kaip pas mus universitete profesoriai sakydavo, ambicingų tikslų arba tų rezultatų. Tai man kažkur tais turiu šitas pastabėlės pasirašius, tiesiog pasirašius, kad norėtųsi ambicingesnio to rezultato. Pavyzdžiui, jeigu žiūrint nuo pačios pradžios, tai pirmas uždavinys, antras punktelis, antra priemonė, norėtųsi man didesnio skaičiaus, 3, nežinau, čia diskusijų klausimas. Tada prie pirmojo uždavinio, aš pasitengsiu kuo lėčiau sakyti, kad jūs spėtumėt susirasti, prie pirmojo uždavinio 4 priemonės. 50% savivaldybės darbuotojų tai yra labai mažai, turi būti bent 90–100%. Nes čia vidutinis skaičius, visiškai vidutiniokiškas skaičius. Tada, ką aš dar pasirašius, prie antro uždavinio antros priemonės laukiamo rezultato vertinimo kriterijai, ten parašyta, kad peržiūrėti ir įvertinti. Man tas žodis įvertinti šiek tiek kliūna, galbūt čia reiktų parašyti kažkokios pateiktos išvados. Tarkim, nes įvertinti tai aš pasižiūrėjau, viskas gerai, tvarkoj, tarkim, bet galbūt kažkokias mes galim išvadas iš to pasidaryti, kad žinotume, į kurią pusę mes progresuojam. Tai čia irgi diskusijų klausimas.
Dabar prie antro uždavinio trečios priemonės. Atlikta ne mažiau kaip 5 savivaldybės pavaldžių įstaigų, įmonių, stebėsena ir kontrolė. Tai man klausimas, kiek iš viso yra savivaldybėje pavaldžių tų įstaigų ir galbūt verta būtų mums pasižymėti čia, kad procentais, tarkim, mes stengiamės jas visas patikrinti ir pasirašom, tarkim, 100%, bet mes patikrinom, tarkim, tik tai 5. Suprantat, tai jeigu yra 10 įstaigų, patikrinom 5, mūsų rezultatas yra 50%. Kitais metais galbūt mums pasiseks dirbti ten, nežinau, daugiau atsiras žmogiškų išteklių, pasieksim 60%. Man norisi matyti progresą, kad veiksmas vyksta. Toliau, ką aš čia daro? Taip, antras tikslas, pirmas uždavinys, pirma priemonė. Pakartosiu, antras tikslas, pirmas uždavinys, pirma priemonė. Suorganizuoti ne mažiau kaip 2 mokymus ir seminarus. Čia yra labai imlus, manyčiau, imlus laikui darbas, organizuoti tuos kažkokius seminarus, mokymus. Bet jau praeito susirinkimo metu kalbėjom, kad yra tie STT mokymai. Aš norėčiau, kad 24 metais 100% savivaldybės įmonių, įstaigų vadovai praeitų tuos STT mokymus ir čia jau nukrenta jums darbas, jums nereiks organizuoti tų seminarų. Bent aš taip galvoju, logiškiausia būtų. Paskui kitais metais STT seminarų nėra, organizuojamės kitus, tarkim, mokymus. Taip, ir tas, sakau, nustatytas savivaldybės darbuotojų gilinusių savo žinias korupciją atsparios aplinkos kūrimo klausimai skaičius, tai tiesiog 100% darbuotojų turi būti tai praėję. Pavyzdžiui, esu pasirašius, kad prie antro tikslo, pirmo uždavinio, trečios priemonės pasižymėjau pastabą labai gerai. Va taip aš noriu ir matyti procentais. Taip, dabar dar prie antrojo tikslo, antrojo uždavinio, pirmos priemonės, vėlgi prie tų kriterijų įvertinti, žodelis įvertinti. Tai vėlgi klausimas, ar tas įvertinimas bus vizualus. Tiesiog pasižiūrėjom, ar yra savivaldybės interneto svetainėje ten kažkas padaryta. Tas pasižiūrėjimas akimis, tai, manyčiau, nėra efektyvus kažkoks darbas. Norėtųsi kažko kito paieškoti. Tas pats prie to paties antro tikslo, antro uždavinio, antros priemonės, išsiųsti savivaldybės darbuotojams priminimai. Vėlgi reiktų nusistatyti konkretų skaičių, kiek mes gal kartą per ketvirtį ten tuos priminimus siūsim. Nu, kad matytume, man toks taip noris, nežinau. Taip pat trečias uždavinys, kur patikrinti, ar viešųjų pirkimų organizatoriai, kurie dalyvavo tuose viešuosiuose pirkimuose, pateikė tas deklaracijas. Tai čia vėlgi diskusinis klausimas, ar nereiktų patikrinti dažniau negu kartą per metus. Nes vis tiek ten susikaupia tikriausiai šūsnis tų dokumentų, bet čia nežinau, čia gal 2 kartus per metus. Ir trečias, jau čia pati pabaiga, kur atlikti mažiausiai 3 savivaldybės valdomų įmonių, jai pavaldžių įstaigų patikrinimai. 3 įrašyta, tai kaip universiteto profesorius pasakytų, kad neambicinga. Tai aš taip mūsų universitete tarkuodavo, tai nepykit, bet tai mano nuomonė, norėtųsi, sakau, kažkaip tiksliau išsikelti savo iššūkį, nu, va taip, per tą tokią prizmę žiūrėti. Tai tiek, ačiū labai. Dėkui, Gintarė. Ar yra dar? Labai dėkoju ir aš. Tai dabar gal aš dar pasakysiu savo tokią nuomonę ir galbūt tai dar siesiu su sekančiu mūsų kaip kitų klausimų.
Visgi mes turim pasikeisti savo antikorupcijos komisijos nuostatus. Labai prašysiu jūsų visų pagalbos, mes apie tai jau kalbėjom, sakėm, aptarsim, kokiu būdu mes kontaktuosime šitame posėdyje pasitarę. Ir manyčiau, mes tikrai nusimatysime kasmetinius antikorupcijos komisijos darbo planus, į kuriuos tikrai bus galima įtraukti tokius konkretesnius ir aiškesnius kriterijus ir bandyti pasiekti patiem, ateiti į pagalbą Irenai ir visi kartu bendrai bus didesnė ta mūsų komanda. Tiesiog bendradarbiaudami mes turbūt daugiau galime pasiekti negu viena Irena. Aišku, kad nelengva čia jai vienai dirbti ir kalbos net nėra. Tai aš tiesiog nežinau, dabar manyčiau, kad gal jeigu Irena dar kažką galvoja pataisyti, tai mes pritarkim su pataisimais, o tada labai kviečiu kuo skubiau daryti tuos naujuosius rengti nuostatus. Aš šį mėnesį iškėlus koją atostogauju, tai labai pasistengsiu padirbėti ir prašau jūsų visų pagalbos. Tai kokia jūsų nuomonė? Sakykit. Aš siūlyčiau galbūt, jeigu yra galimybė, kažkaip ar nuotolio, ar kaip susitikus padiskutuoti, nebūtinai, kad tai būtų kaip posėdis, bet toks neformalesnis, kad labiau galėtume visi išreikšti nuomonės ir darbinėje komandoje. Tai aš manau, ta darbo grupė, tai mes visi, mes gal galim tiesiog per tą pačią platformą susijungti grupę ir pasidaryti tos keletą tokių susitikimų, apsvarstyti, kaip mums atrodo, susisiuntinėti tuos nuostatus pasirengtus, bet tai reikia daryti jau šį mėnesį būtinai. Tai aš jau atsitraukiau nuo to pirmojo klausimo, bet man atrodo, kad viskas tas išeina iš to, kad tiesiog mums reikia pastiprinti savo. Reikia būtinai pastiprinti ir gal kažkaip tai reiktų mūsų šitai komisijai irgi labiau užsiaktyvinti ir gal mes galim kažkokį terminą susitart, kad visi komisijos nariai atsiunčia kažką. Nes taip, tai kad čia keliese tik kalbam, tai man tas netinka, man norisi visų išgirsti pusės. Tai nežinau, čia jau kaip su bizūnėliu aš gal kalbu, bet kitaip tai... Nežinau, norėtųsi didesnio įsitraukimo. Taip, tai aš labai kviečiu įsitraukti visus ir prašau, ne tik kad kviečiu įsitraukti tą darbą. Tai dabar žiūrėkit, tuo pirmuoju klausimu, ar mes dar kartą renkamės, jau gal gana rinktis, prašom Irenos pataisyti ir teikti tą planą su įgyvendinimo priemonėm. Gerai, aš sutinku. Prašau patikslinti, pataisyti, ką turite omenyje su gintarės pastabom? Ne, tai su gintarės pastabom, aš nežinau, į kurias ten atsižvelgs Irena. Iš tikrųjų, tai jos tiesioginis darbas, jin tikrai supranta, kiek galės padaryti, ko negalės padaryti. Tai tiek, kiek įmanoma pasitaisyti, o mes jau savo ruoštų, savo naujame darbų plane, komisijos konkrečiai, nusimatysime savas priemonės ir bandysime jas įgyvendinti. Ir jūs galite teikti mums siūlymus ar ne įtraukti į mūsų priemonių planą, atitinkamai savo priemonės, kurias jūs įsitrauksit ir tuomet bendradarbiaudami galime tuos planus įgyvendinti, ar ne? Taip, gerai, taip, žinoma, kad gali. Tvarkoj, tai aš tada klausiu jūsų, ar pritarėm programai ir priemonių įgyvendinimo planui su gintarės teiktom pastabom. Nematau. Aš nežinau, šiaip galvočiau, kad kai kurie yra pertekliniai čia tos pastabos. Man kai kur atrodo, kad viskas yra pateikta taip pakankamai. Tai gal net nežinau, dėl kai kurių galima būtų ir pasižiūrėti net. Nežinau, kokia jūsų nuomonė, ar čia tiesiog visom pritarėm pastabom, ar ne, be kažkokių. Ne, tai kaip ir minėjau, tiesiog
pasižiūrės Irena, kiek tai yra įmanoma ir jau savo nuožiūrą, ką jau ten matys, kad galima dar pasitaisys ir įsitrauks tas Supratau, ačiū. kriterijus. Aš manyčiau, kad Aš taip, sakiau, kai tiesiog. kurios yra mano tokios diskutuotinos, tai tikrai palieku laisvę rinktis, bet kai kurios tos, kur parašiau pastabas, kad neambicinga, vidutiniška, per maži skaičiai, 50% tam darbuotojų ar kažką, tai labai norėčiau, kad būtų atsižvelgta. Bet čia jau sakau, palieku laisvę ir aš pritariu tada, kad tvirtinam su tom pastabom ir judam toliau prie darbų. Gerai. Tai ar visi pritarėte? Viskas gana visų pritarimas. Tai gerai, ačiū tada, sakykime, bendru sutarimu. Ir antrasis klausimas mūsų yra kiti klausimai, bet jis, būtent šis mano jau keltas klausimas dėl naujų nuostatų parengimo ir patvirtinimo, teikimo tarybai tvirtinti ir po to jau seks mūsų konkretus darbų planas. Darbų plano parengimas. Tai aš dabar nežinau, aš gal prašau Gintarę, mums gal reikėtų pasidaryti bendrą tokią grupelę, kokiu būdu, mes sakėm, apsitarsim, kokiu būdu dirbsime. Tai lyg tai. Jo, norėtųsi kartu dirbti, bet vėlgi, kad visi pasireikštų ir kalbėtų. Kiekvienam. Čia yra ką Gal lengviausia būtų ne nuotoliu, o susitikus. Tai Rūta, kol kas aš nelabai galiu susitikti, dar tik tai 3 diena po operacijos, dar nelabai toliai einu, tai galiu bendrai pas save pasikviesti, prašom, visada vietos yra. Tai turėsim naują erdvę. O šiaip tai gal tiesiog nežinau, aš kitą savaitę jau važiuosiu konsultuotis, tai gal nežinau, kaip čia geriau. Tai dabar žiūrėkit, dėl tų naujų nuostatų, tai mes galim gal tokiu pačiu principu, kad turim kažkokią formą jų dabar. Mes turim savo dabartinius nuostatus. Taip, visi mes komisijos nariai vėl skaitom, žiūrim, ką galim, visi siunčiam kažkokius, galim, nežinau, galiu sukurti Google Docs, kur visi bus prie vieno failo, paskui nereikės kelių skirtingų failų ten siuntinėti, tarkim, jums. Mes dirbam visi ant to vieno, kiekvienas bus ten su savo inicialais, vardu, pavardė ir teikia kažkokius pasiūlymus ten. Tai gal gerai. Paskui mes galim susitikti ir žiūrėti, padiskutuoti, kiekvienas, kas parašys kokią pastabą, tada jau kalbėsim, diskutuosim kokią nuomonę ir kodėl čia svarbu atkreipti į tuos dalykus dėmesį. Labai gerai pritariu šitą. Manyčiau, kad tinka tas toksai variantas, tą pradžią tokią padarykim bendroji grupiai nuotoliu, o toliau susibėgsim ir neoficialiai tai apsitarti. Tai dabar pirmiausia yra tie nuostatai, o kada tada mes sėdam prie savo jau komisijos plano kūrimo? Tai po nuostatų, mes vis tiek turim pasitvirtinti nuostatus ir tada jau planą. Nes kol nėra numatyta mes to plano, kas iš jo, kad jis nuostatose. Jo, aš norėjau tik tai įsivaizduoti laiko tėkmėj, kad pirmiausia nuostatai, paskui mūsų komisijos planas. Nes vis tiek mūsų nuostatus turės tvirtinti taryba. Tai mes, ko gero, jau šitą tarybą neišeina. Mums šį mėnesį reikia susidėlioti ir iš karto teikti tarybai, kad kitoj sekančioj taryboj galėtumėm jau juos tvirtinti. Kaip turiu tokią viltį. Ar tinka tai? Tinka. Jo, kad neforsuoti, tai manau jo. Tai galim tada susikurti tą failą ir duoti savo visiems terminą, iki kada siunčiam pastabas ir organizuojame susirinkimą. Gerai, tiesiog pasiūlymus, ką į kurį punktą, kokius punktus papildyti, kuriais punktais, o paskui žiūrėsim, kas dubliuojas, atmesim, kas netinka, atmesim, kas dar papildomai įsitrauksim. Ir aš manau, kad padarysime šitą darbą. O gal iškart galim maždaug pasižiūrėti, kada planuotume tą susitikimą? Gyvąjį tu, ar... Ne, tai aš suprantu, dabar mes jį
į vieną failą sudėsim ir kad tą terminą apsibrėž, kada tam nuotoliai, o po to gal turėsime ir gyvą pagal, kaip išeis. Nu, tai aš tai siūlyčiau, sakykim taip, ši savaitė yra ketvirtadienis, iki kitos savaitės penktadienio. Sudėti viską, ką mes matom, kas reikalinga. Ar galim tai padaryti? Iki kurios dienos? Kitą savaitę penktadienį, sakykim, tai bus 19, ar ne? Jo, puikiai. Ar tinka? Nu, tai tikrai pakankamai laiko, kas gilinsis, tai įsigilins ir tas pastabas pateiks. Tai planuotume penktadienį nuotolį susitikti? Pateikti pastabas, kaip supratau, ar ne? Iki penktadienio pasiteikti pastabas, ketvirtadienį matysim, kiek mes jų turim, apibendrinsim ir tada susiskambinsim, aš jums pasuksiu, matysiu, kokia situacija. Gerai, vis tiek, mesgi visada čia greit susiskambinam ir susiorganizuojam tą susitikimą. Jo. Tai iki penktadienio laukiu jūsų visų pastabų dėl nuostatų, taip. O šiaip tai žiūrėkit į dabar esamus nuostatus ir juos papildome. Aš jums buvau siuntus, galiu dar kartą persiųsti ir Irena po to siuntė STT tuos rekomenduojamus klausimus. Savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos veiklos standartą, tai pagal standartą. Tai atsiųsim standartą ir tada gerai. Tai tinka taip. Ačiū, tada sutarėm iki penktadienio kito padirbėti. Tai ir viskas. Ačiū jums visiems. Dėkoju už jūsų laiką. Ačiū jums. Skirtą. Ačiū labai. Gerai, viso geriausio iki. Susiskambinam. Ačiū. Sveiki, Jūrate. Ačiū.